Pakalbėkime apie elektrinius dviračius, o ypatingai apie Rys Emilio brandą, kuris yra vienas iš lyderių elektrinių dviračių rinkoje. O būtent ši parduotuvė yra vienintelis šito brando distributorius Lietuvoje. Kas man pasirodė super įdomu, tai kad šitas brandas gamina tokio tipo dviračius. Tai yra pilnai elektriniai dviračiai, turintys įvairias nestandartinės rėmų variacijas, kurių dėka dviračių galima transportuoti 1, 2 arba netgi 3 vaikus. Nuostabus sprendimas gyventiems mieste ir norintiems po jį judėti efektingai, įdomiai ir tvariai. O geriausia dalis yra ta, kad atvykę į Belo Street parduotuvę jūs galite užsakyti Rys Emilio dviratį pagal savo unikalias specifikacijas. Kitas prekinis ženklas – Korest. Šitas variantas yra ypatingai įdomus dėl to, nes jis yra pilnai surinktas Lietuvoje ir atitinka aukščiausius lygio standartus už labai gerą kainą. O jo pliusai būtų tokie. Šitas dviratis turi pilnai elektrinę Bosch sistemą. Uždara japoniška Nexus pavarų sistema. Hidraulinė Magura stabdžių sistema. 7 pavaros, 4 važiavimo režimai ir visas šitas gėris tik už 1,499. Dabar vyksta akcija, tai paskubėkit.